Esu Odeta iš Plungės. Man diagnozavo ligą 2012 metais, prieš 12 metų. Ir buvo labai skaudu išgirsti šitą diagnozę, kadangi viena auginau 3 vaikučius, mažai 5 metukai. Ir išvažiuojant operacijai atsisveikinau miegant su vaikais visiškai. Bet aš žinau, kad kažką turi rankose. Gal pagelbėt? Aš pagelbėt. Čia mano gyvenimo stimulas. Čia yra tas stebuklingi. Patys nuostabiausi vaistai gyvenime, kurie labai stipriai padeda labai sunkiomis minutėmis. Čia išsaugoti mano dukrytės rašyti laiškai. Tada jai buvo 5 metukai. Buvo labai taupi mergytė, kadangi rašydavau ir kur likdavau tuščios vietos, nusikirpdavau kitam laiškui parašyti. Va. Ir čia, baigiantis chemijoms, prieš paskutiniai chemijai, man dukrytė parašė: su šventom kalėdom aš linkiu daug laimės ir labai daug nuoširdumo. Ir linkiu, kad tavo stiprios sveikatos, Dievo palaimos. Ir linkiu kalėdom tau visados skaitysiu pasakas, kada norėsi, kadangi aš skaičiau jai pasakas visą. Tai parašė. Ir linki tavo Livatukas. Čia jau po metų, 1 klasiai, parašė: mamyte, tau linkiu sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos, nuoširdumo. Dievas tau padės visados, tavo svajonės išsipildys. Livatukas mamytei. Sakykit, Odeta, tai yra patys turbūt stipriausi dalykai, kai vaikai nepalaiko. Taip, labai stipriausias dalykas, kada jauti vaikų palaikymą. Truputėlį, Odeta, papasakokit, kaip sekėsi gydymas, kokie etapai buvo. Iš pradžių buvo operacija. Operacija buvo išplėstinė, ilga. Paskui sekė chemoterapijos 6, paskui reabilitacija ir po 8 mėnesių gydymo grįžau po truputį į darbą. Ačiū kolektyvui, labai mane palaikė ir sugrįžau į gyvenimo ritmą. O reabilitacijas teko praeiti po gydymo? Palangoje reabilitacija buvo, taip, daug jėgų atgavau, sustiprėjo sveikata. Ar šiuo metu, Odeta, yra dar koks gydymas? Šiuo metu nesenai, praeitais metais gruodžio mėnesį atliko operaciją, tik ačiū Dievui nepiktybinis auglys, riebalinis, o taip esu sekama dėl jauno amžiaus, kiekvienais metais laikos nuo laiko. Gal porą žodžių apie bendravimą su gydytojais, su medikų komanda? Norėčiau labai padėkoti, pradedant nuo šeimos gydytojos Nekrešienės, sesutės Loretos, operavusių gydytojo Šauliaus ir jo komandos visos, reabilitacijos visiems gydytojams ir dabar, kai operavo gydytojų Šileikai ir jo komandai. Sakykit, Odeta, dabar daug metų, ne? Jau nuo tos Jau pirmos dienos. 12 metų, 12 pusė. Kokios mintis lanko tame laiko tarpe, apie ką teko pagalvoti, kaip tos mintis keitėsi metams bėgant? Labai daug keitėsi. Iš pradžių prašiau Dievo, kad leistų pamatyti dukrytę išeinant į 1 klasę. Dievulis davė daugiau. Jau greit pamatysiu ir savo anūkus, pirmosios 2 Taip, laikas nuo laiko
vis naujas koks etapas. Tai galima pasidalinti, kad liga nesustabdo gyvenimo. Ne, Eina į priekį. Taip. Ir kaip šitai ligai atsiradus, pagaliau pavyko man gyvenime savo svajonės išsipildyti, kurias buvo slaptos labai. Norėjau išmokti tortus kept, saldumynus visokius. Ir ką savo mamytės tokio paspirimo stimulų, sergant, kada jau tos chemijos, sako, užsiimk ko nors, daryk, bandyk. Pradėjau bandyti, truputį pradėjo išeiti. Paskui norėjau išmokti grot akordeonu, dukrytės pagalba, tai bandau daryti. Kolegos, onkologinės asociacijos lygos draugui, nežinau, žmonės sutikti, ir linkėčiau neužsidaryti, neužsisklęsti ir tuo pačiu paprašyti artimųjų, kad duotų stimulo, kad išvest, susitikti su bendro likimo žmonėmis. Sakykit, kaip iš tikrųjų atradot kelią į asociaciją onkologinės lygos draugas? Gal šiek tiek? Per internetą aš radau ir susitikimą buvo tada viešojoje bibliotekoje, mūsų pirmas susitikimas. Jau gavau pakvietimą ir atėjau. Ir norėčiau palinkėti, kad visi ateitų į mūsų asociaciją, pabendrauti. Apie tą visuomenės požiūrį, kaip mes ar mokom dar elgtis su išgirdę tą onkologinę ligą, su sergančiaisiais, ar trūksta tų žinių, koks čia būtų pastebėjimas? Yra kur ir moka, yra kur pasimeta žmonės, sako, nežinom, ką sakyti, yra ir iš kolegių tarpo, sako, nežinai, ką pasakyti. Paprasčiausiai kaip iki tol, iki ligos, kad bendrauja, toks pat bendravimas, kad ir liktų. Nieko nesiskiria. Kaip tik ir ketinau klausti, kokie būtų tiesiog pasidalinimai aplinkiniams, kad jeigu jie savo artimųjų tarpe turi sergantį onkologinę ligą, nebijot? Nebijot. Kalbinti jų? Taip, nebijot kalbinti, nebijot. Nežinau. Privertė pagalvoti, susimastyti. Gal kažkur paskubėjau gyvenimą, pergalvot gyvenimą, skirti daugiau dėmesio galbūt savo truputį, nebėgti į priekį. Sakykit, Odeta, kokią dabar dar svajonę turit? Gal galit pasidaryti? Dar svajonė? Tai žinau. Dar stipriau gyventi, dar labiau gyventi noris. Džiaugtis gyvenimu dar labiau. Ypač po šito projekto. Būtent apie iniciatyvą Džiaugsmas gyvent, matau be galo puikios emocijas. Rezultatas. Ar reikia tokių iniciatyvų, tokio dalyvavimo? Taip, būtinai. Tokio formato. Būtinai reikia. Dar labiau pakelia žmogui norą gyventi, norą bendrauti. Kaip tvardyti su tom baimėm einant į tokius projektus? Manau, kad turėtų palaikyti iš artimos aplinkos. Ir šiandien beje, pažiūrėkit, kad turit palaikymą. Man dukrytė labai palaikė. Dar šįryt suabejojau, galvojau, gal neit. Sako, kodėl? Visi žmonės yra savo vidum kažkuo gražus. Ta abejonė, kodėl jį kilo, ta tokia sudvejojimas? Aš pamaniau, galvoju, gal nesu ta grožio karalienė tokia, kaip aš čia atrodysiu, daug dėmesio, tiesiog aš kuklesnis žmogus. Sakykit, Odeta, ką palinkėtumėt tam žmogui, likimo sesiai, kuris šiandien pirmą kartą išgirsta, kad jai nustatyta onkologinė liga, į ką atkreipdėmėsi, ką imti galvą, ko neimti ir panašiai. Svarbiausia nedelst ir kreiptis į gydytojus, nepasimesti, neužsidaryti
neužsisklęst savyje. Kaip sakė. Visiems sveikatos norėčiau palinkėti ir džiaugtis gyvenimu.